Ar jūs kada nors matėte šį teleskopą? Žiūrėk, gali palaikyti 10 - 300 kartų kintamą stiprinimą. Gali aiškiai matyti atstumus nuo 50,000 iki 180,000 metrų. Yra 3 masto keitimo būdai. Pirmasis palaikantis teleskopinį priartinimą. Antrasis palaiko fizinį, besisukantį priartinimą. Trečias čia taip pat turi masto keitimo žiedą. Ir ant jų visų yra svarstyklės. Su diapazono matavimu viduje. Galima padidinti nuo 10 iki 300 kartų. Norint pamatyti 300 metrų atstumą, reikia tik 1 metro. 3000 metrų prilygsta 10 metrų pamatyti. Ar tu žiūrėjai į tą vietą ant mano piršto? Toje vietoje plika akimi nematomas automobilis. Naudokite jį norėdami išbandyti. Dabar jis padidintas tik iki 150 kartų. Dabar leiskite man pasukti dažnio keitimo žiedą. Nemirksėkite, atidžiai stebėkite. Galite aiškiai matyti valstybinio numerio numerį. Gana nuostabu.